Tai labas rytas susirinkusiam į Vilniaus knygų mugę ir atėjusiems į mūsų renginį knygos Mačiau tave augantį pristatymą. Ir tiesiog noriu pasidžiaugti, kad šita knyga mums pasiūlė tokie mūsų draugai išleisti, nes knygos patenka į leidyklas įvairiai, atsirenka pačios leidyklos, o kartais mes gauname tokių labai įdomių pasiūlymų. Ir vienas iš tų pasiūlymų buvo Ervinto Ma knyga Mačiau tave augantį. Knyga apie medžius, apie medieną. Ir rengiant šią knygą spaudai, rengiant panašaus pobūdžio knygas, dažnai tenka susirasti, konsultuotis su specialistais. Ir labai nudžiugau, kada reikėjo specialisto pagalbos ir man buvo rekomenduota vienas žmogus, kuris stovi prieš jūs, tai Nerijus Kupstaitis. Ir kai aš jam paskambinau, tai buvo pats maloniausias toks atsakymas, sako, aš kaip ir esu 3. kartos miškininkas, o šios knygos autorius iš tiesų irgi yra 3. kartos miškininkas. Ir šiandien tiesiog pakalbėti, padiskutuoti apie knygą mums padės ir dar vienas gamtininkas, tai Almantas Kulbis. Ir malonu, kad kartu su mums šiandien yra ir knygos vertėja Daiva Peterė-Pilinkienė. Taigi jūs irgi galite įsitraukti į diskusiją, galite tiesiog užduoti klausimus, kadangi mes turim tokią labai jaukią erdvę, tai iš tikrųjų jauskitės drąsiai, klauskite. Manau, kad pašnekovai nesupyks, jeigu kažkurio metu jūs įsitirpsite į tą pokalbį ir užduosite kažkokią jums rūpamą klausimą, tai kviečiu jūs. Tai ačiū Ramutė už pristatymą, mūsų pristatymą, manęs ir Almanto knygos tokį įžanginį. Gal, kadangi čia toks jaukus kampelis, mūsų nėra daug, tai jeigu jūs jausitės patogiai, tai galite ir arčiau atsisėsti. Bet čia kaip jums patogiau, tai kadangi mes turim netgi du mikrofonus, tai galėsim ir pasidalinti. Aš galvoju, kad mes nedarysim čia tokios paskaitos formos, o gal labiau taip, tiesiog diskusiją, tokią pasikalbėjimą gal teisingiau apie tą knygą. Tai aš galvoju, gal taip mes tada padarysim ir tada aš siūlysiu, kad jeigu turit kažkokių minčių, kyla besiklausant mūsų, ar tai duokit ženklą, taip sakant, ir tada įsijungsit į diskusiją, ar klausimą užduosit. O tai dabar jeigu pradėt jau link knygos artyn, tai, iš tikrųjų, man taip pasirodė, iš pradžių, kaip Ramutė sako, jį paskambino, ten mes pasikalbėjom, ten reikėjo šiek tiek iš to specialisto pusės, iš to miškininko pusės, dar kažkiek su mediena dalykai susiję, kad suprasti tą. Tai, žinoma, pirmiausia, aš pats pasižiūrėjau tą knygą ir dar vokišką jos variantą, nes tai yra austrų miškininko knyga ir tai yra austrų senolių išmintis ir patirtis susijusi su mišku, mediena. Ir man pasirodė, nežinau, Almantai, ar sėdant dar bus patogiau. Man pasirodė, kad ji tokia labai, įvairiapusė ta knyga ir apie ciklus gamtoje, kaip miške kas vyksta, kaip medžių gyvenimo ciklas veikia ir tokie praktiniai labai patarimai, kaip teisingai naudoti medieną ir tokių daug gyvenimo filosofijos, kaip šiandieniniam visam greitėjančio vartojimo rate nepasimesti ir galbūt
susirasti tokį artimesnį ryšį su gamta. Tai va tokios mintys man kilo ir aš tada pagalvojau, kad aš tikrai norėčiau prisidėti prie šito, kad ta knyga ir Lietuvoje atsirastų. Na, tai čia mano menkas indėlis, bet aš supratau, kad toks truputį, gavosi postumis, dėl kurio paskui viskas ir įvyko. Tai gal viskas į gerą tik tai. Tai aš ten apie save daug nepasakosiu, Ramutė sakė, kad 3. kartos miškininkas, bet, šiaip aš esu ir miškininkystės mokslų daktaras, tai šiek tiek ir, iš tos mokslinės pusės su to susidūręs. Na, ir 25 metus dirbęs su miškų reikalais, tai, kaip sakant, ir tos praktinės patirties yra. Tai dėl to aš pagalvojau, kad gali būti naudinga tos įžvalgos. Va. Tai tokia, tokios mano pirmusios mintys apie tą knygą. Aš galvoju, gal Almantai tada jūs truputėlį. Gerai, dėkui. Tai mano indėlis, tiesą sakant, dar mažesnis negu Nerijaus, nes man paprašė perskaityti šitą knygą viso labo ir padovanojo. Tai aš perskaičiau ir praėjo 2 mėnesio. Nuomonė pasikeitė 3 kartus. Paskutinė nuomonė yra gera apie knygą. Tai kaip buvo? Pirmiausiai, knygą skaičiau Šveicarijoje ir gyvenau name, pastate, istoriniam pastate, viloje, kur bendravau su šeimininku. Ir šeimininkas kaip didžiausia vertybė savo turimo nekilnojamo turto pabrėžia medį ir medieną. Visų pirma, tai toks truputėlį pasirodė, kad štai galbūt gerai mediena, baldai, grindys, laiptai, viskas iš medienos. Bet pabrėžia 2 dalykus. Viena, tai kad visa mediena yra iš Šveicarijos, vietinė. Šitą nekartą pabrėžia ir knygos autorius. Mediena yra tvari, vietinė, o ne iš atogražų miškų ar kažkur vežta. Kitas dalykas, medieną reikia gerbti. Ne tik miškus, bet ir medieną. Ir tas buvo, iš pradžio toksai, kad nusiimti batus jau iš karto įėjus į namą. Galvoju, aš svečias, moku pinigus už dešnagę. Taip, batus nusimti ir patys šeimininkai pagarbiai nusima batus tik įėję į namą ir medinių grindų nebraižo, visur vaikšto toliau. Taigi, baldai, kuriuos pamačiau, kai kuriuos dalykus, kadangi aš tam name ir skaičiau šitą knygą, keletą tokių frazių apie iš knygos paklausdavau. Kai ką, tiesiog pakartojo apie knygą, tačiau ne taip užtikrintai kaip knygos autorius, o tiesiog pabrėžiant, kad tai labai sena Alpių tradicija. Tai nežinau, kiek iš jūsų esate skaitę knygą, bet pagrindas yra tradicijos. Ir, pirmas toksai knygą perskaičius buvo šiek tiek toksai, net ne šiek tiek, o gal autorius perdėtai sutinka su tuo, ką jam papasakojo 3. kartos senelis. Perdėtai sutinka, vienareikšmiškai sutinka, be ginčų sutinka ir netgi teigia tai kaip visišką tiesą. Nesutikau su tuo. Negali būti, nes seneliai pasakoja mums daug įvairių dalykų. Jūs irgi klausot senelio arba ne. Bet paskui buvo tokia jau tolimesnė seka minčių, kai jau skridau namo, pagalvojau, o kaip kitaip žmonėm papasakoti apie tai, kokios senusios patirtis, kokia senoji pagarba medžiui medienai. Ir autoriaus mintys, tokią supratau kaip galbūt etnokultūrinių vertybių perteikimą moderniu būdu. O kai sužinojau, kad autorius yra pats stato namus, pats turi medienos verslą, pagalvojau, jeigu reikėtų tokias apie mylimą darbą, apie mylimą veiklą išdėstyti mintis, ko gero ir pats panašiai rašyčiau knygą.
Todėl, na, ta trečioji tokia nuomonė buvo, kad vis tik tai knyga labai maloniai persiskaitė ir greitai persiskaitė, ji neapkrauta, na, labai daugybė mokslinių, sunkių faktų. Ir vertinti ją, ko gero, reikėtų kaip tokį austrų, šiuo atveju austrų, bet ne tik austrų, o ir italų, ir šveicarų, kalniečių tradicijas naudojant medieną. Taigi tokia nuomonė buvo, va taip jinai evoliucionavo. Jo, ir čia galbūt labai tas svarbus momentas ir susijęs su mūsų aplinka. Mes čia kalbam apie austrų patirtį naudojant medieną, bet mes dabar ir pas save turime tokias gilias diskusijas, ar čia yra gerai naudoti medieną, ar negerai naudoti medieną, gal iš vis medžių kirsti nebūtų galima ir tiesiog medienos nenaudoti reikėtų. Visokių diskusijų mes turim šiandienos visuomenėje, taip keičiasi tam tikros vertybės, požiūris, atsiranda nauji poreikiai visuomenėje, kai žiūrim mes į miškus ar medžius, ir tada tokių diskusijų iškyla, ar čia iš viso nenuodėmė naudoti medieną. Ir ta austrų patirtis, ta būtent tradicinė, bet čia irgi svarbus momentas. Ervinas Toma, jis kalba apie tradiciją, tradicinį medienos naudojimo būdą, bet jį adaptuoja šiandienai. Jis sako, kad viskas tvarkoj, mes naudokime visas technologijas, kurias turim, tik nesugadinkim tos medienos. Ta prasme, nepaverskim jos pavojingą atlieką. Tai va čia yra svarbus momentas, kaip ta mediena yra naudojama ir knygoje tas labai gražiai per įvairius pavyzdžius atskleidžiama, kaip teisingai naudojant medieną mes tik prisidedame prie to gamtos ciklo, kuris nepriklausomai nuo to, ar mes naudosim tą medieną ar ne, jis yra gamtoje. Reiškia, kai medis, tuomet, kai jis nesvarbu ar nukertamas, ar būdamas senas numiršta, jis tampa pradžia kitam medžiui. Yra tas gyvenimo ciklas, gyvenimo ratas. Ir tą, man atrodo, labai gerai autorius atskleidžia. Tai čia, iš tos pusės, kad galbūt visai įdomu ir naudinga gali būti ne tik tiems, kas žiūri labai, ieško praktinio patarimo, bet ir šiaip galvoja, ar dalyvauja tose diskusijose, ar čia gerai yra naudoti medieną šiais laikais. Tai čia gal tas dar aspektas irgi labai svarbus. Ten autoriaus yra tokia mintis, kad medis nemiršta tada, kai jis nukertamas. Jis tada nemiršta. Jis tiesiog pereina į kitą būseną savo gyvenimo cikle. Bet jis gali numirti, jeigu jį paverti pavojingą atlieką ir tada jau jis labai prailgėja jo. Ta prasme, jis faktiškai tada iškrenta iš to įprasto gamtos ciklo ir tada jau gali būti ir problemų. Tai štai, tai čia yra tiesiog ta labai svarbi takoskyra. Tai čia ir gali iš tos kartu su gyvenimišku, bet galbūt aš galvoju, kad mes dabar daug kalbame su Almantu, bet galbūt gerbiama Daiva vertėja kokį žodelį galėtumėt pasakyti ir apie patį autorių, nes jums teko ir bendrauti su Ervinu. Tai galbūt jūsų kokia mintis, ar iš čia norit, ar ateiti pas mus, mes turim daug kėdžių čia. Galėsim persikelt po truputį čia visi. Labą dieną. Aš visai neplanavau kalbėti, bet paskui rutuliavau mintį, galvoju, mano pagrindinė mintis kokia, kas man labiausiai liko iš tos knygos,
Ir aš jau ruošiausi ir formulavau sakyti, bet jūs, Nerijau, dabar viską jau pasakėte. Iš ir buvo mano pagrindinė, pagrindinis, kas liko po knygos, kad būtent ta mintis, kada miršta medis. Nes kai sako, aš labai myliu gamtą, aš labai, žodžiu, dėl to nekertu medžių. Ir ten dėl to nenaudoju malkų. Bet kai jisai paaiškino visą ciklą ir jis jį aprašo gana smulkiai, kaip ten medis virsta humusu, kaip jisai maitina, kokia dirba ruošia kitiems, ar kaip ten užstoja, žodžiu, visą tą miško organizmą. Ir sako, tu jį nukerti, tu jo pasinaudoji, tu jį sudegini, kai sudegini, jisai išskiria, kaip malka, išskiria lygiai tiek pat CO2, pavyzdžiui, kiek jisai buvo per savo gyvenimą surinkęs. Prasme, yra galutinis rezultatas yra nulis. Visiška pusiausvyra. Kai tu jį nukerti ir pasistatai namą, ir jisai ten stovi, tarkim, jeigu gerai pastatytas, išdžiovintas stovi kelis šimtus metų ir kažkada jisai vėl virsta humusu. Jeigu tu jo prieš tai nenužudai laku, dažais, kažkokia chemija ir taip toliau. Reiškia, tas gamtos ciklas man nuostabiausias dalykas. O šito, ir mes su vyru buvome porą kartų Austrijoje. Pirmą kartą, kai susipažinom su Ervinu. Ir pagyvenom tokiam name, pagal jo technologiją yra užpatentuota technologija, kaip jisai stato, tai čia jau atskira tema netgi, iš savo tos, taip vadinamos, mėnulio medienos. Tada jisai, kaip ir tie medžiai, kaip jisai rašo apie miško organizmą, kaip jie dalinasi vienas su kitu, kaip jie vienas kitą palaiko ir kaip nėra to tokio nesveiko rungtyniavimo ar ten kaupimo kažkokio. Taip ir jisai, aš pasakiau, aš visai norėčiau jūsų knygą išversti. Sakau, gerai, paskambinsiu šiandien savo leidyklai, duodu savo sutikimą, man honorarų nereikia ir taip toliau. Ir viskas. Jokių nebuvo sutarčių ar kažkokio tolesnio užklausimo. Nu, žodžiu, viskas labai paprastai vyko, o dabar išleidus tą knygą, prieš pat išeinant knygai, mes dar šią vasarą praleidome ir vyras dar mokėsi, bet jo gamykloje, kaip tie namai statomi, kaip ta technologija taikoma. Ir Andrėjas bendravo su Ervinu, žodžiu, jisai labai, kaip čia pasakyti, jisai nėra kitoks negu kad rašo. Ir dar paskutinę mintį pasakysiu, gražiausią komentarą apie šitą knygą girdėjau, va čia jau kaip po išleidimo Lietuvoje. Tai sako, joje tiek širdies. Tai aš tą irgi jaučiu, kad jie yra tiesiog, labai, jinai nėra, kaip čia pasakyti, nėra vien tik dalykinė. Ačiū, Dariau, labai geros mintys ir svarbu. Iš tikro, tai man dar irgi, ką dabar prisiminiau besiklausydamas, kas irgi užkabino, taip pat užkabino klausantis ir skaitant tą knygą. Reiškia, pakankamai paprastai yra parašyta, pakankamai paprastai dėstomos tos mintys, čia jau buvo minėta, kad be kažkokio tai tokio apkrovimo giliais moksliniais terminais ir su labai konkrečiais pavyzdžiais. Ir aš galvoju ir jau skaitydamas galvoju, kad labai gerai, kad ta tokia, kaip sakyti, tradicija išlieka gyva ir jinai perduodama. Man truputį gaila, kad mes Lietuvoje šiek tiek esame praradę šitas tradicijas. Juk mes taip pat turėjom savo medinę statybą, labai išvystytą medinę statybą ir tikrai gamtai draugišką, be kažkokių tai, didelių intervencijų, bet mes ją realiai susinaikinome, mes ją praradome ir praradome daugiausia sovietmečių, praradome mes ją. Ir
mano senelis, kitas senelis, ne tas, kuris buvo miškininkas, bet kitas, jis buvo stalius senais laikais dar. Na, kai tiesiog kaime gamindavo įvairius rakandus, buities iš medžio ir baldus ir panašius dalykus, tai jis dar man pasakodavo apie tas, tokius ganėtinai paprastus, bet daug medienos naudojant buityje tokį gyvenimą. Mes realiai tą labai stipriai pakeitėme. Ir čia, aišku, ne tik pas save pakeitėme, čia visur pasaulyje pakeitėme, bet pavyzdžiui tas, kadangi apie statybą ir namus medinius dabar mes šiek tiek kalbėjom, mes labai praradom tas visas žinias ir tradicinės medinės statybos būtent per tą sovietmečių propaguotą grynai, kitų nei medis statybinių medžiagų ir kadangi netgi nelygis medinį namą turėti buvo, ar ten nemodernu, tai šitas, aš pagalvojau, kad, nors tai pakankamai tolima mums vis dėlto kalnų, kalnų miškininkystė, kalnų senieji papročiai, amatai, bet kažkur susišaukė, kažkur labai stipriai susišaukė ir su mūsų tą patirtimi. Tai pagalvojau, ir tai dar galėtų būti naudinga. Va, o paskui dar čia yra tas toks knygoje pakankamai toks, gal nelabai didelis, bet labai įdomus skyrelis, kur visokių daug praktinių patarimų ir informacijos yra prirašyta. Ir tokių žmonėms, kurie nori kažką daryti šiais laikais, turėti gilesnį santykį su mediena, gal ir visai naudinga. Kai kurie tokie savaime suprantami, bet aš paskui pagalvojau, gal dirbantiems su medžiu, taip savaime suprantami, o šiaip iš to vartotojo pusės gal jie visai nesuprantami ir visai gali būti naudingi. Tai va, tai dar toks skyrelis yra knygai. Bet galbūt Almantai šiek tiek minčių ir dėl to, ką Daiva minėjo, dėl tų visų gamtos ciklų. Aš gal pabrėšiu, kad medkirtys, taip, kuris, tiesiog kerta medžius faktiškai, bet kaip švelniai pavadinu savo kūrinį. Čia kažkur užuomina, kai medžiotojai, sakykime, nušauna gyvūną ir jo atsiprašo, ten turi ritualus savo, čia kažkas panašaus yra. O šiaip, tas skyrelis paskutinis apie patarimus tikrai buvo ir man irgi įdomiausias. Ir taip mieliausiai susiskaitę. Kai kurie dalykai aš norėčiau pasakyti, kad vis tik tai reikėtų žiūrėti knygoje kaip į etninės kultūros, vietinės etninės kultūros apibendrinimus. Nes, tarkim, išdėstos mintys apie mėnulio fazių įtaką medžiams, ypač medienos kokybei, jie tokie nėra pilnai pagristi, vienareikšmiškai pripažįstami šiuolaikinio mokslo. Net tas teiginys, kad mokslininkai jau nustatė, reikėtų žiūrėti atsargiau. Bet žmonės tikėjo šimtmečių šitais dalykais, ypač regione, kuris aprašomas. Gali būti, kaip Nerijus sakė, Lietuvoje buvo tikėjimų, tradicijų, kurie nebuvo laiku užfiksuoti, išsimėtę, nežinau, gal ir yra kur užfiksuoti archyvose, bet, tokie yra, nežinau, ar tai buvo, kaip tas rami mediena, taip pavadinimas, kaip jisai vokiškai skamba, nepamenate, nes, tai yra iš tikrųjų, taip ir yra. Nes tai yra kalbama apie tvarų medienos naudojimą, būtent apie tai, kad mediena turi būti natūraliai auganti, natūraliai kertama ir nenaudojami įvairūs pagalbiniai dalykai. Mediena turi būti mediena, o ne štai, ką mes turime čia,
Ir, kvėpuojame fenolius, kuriuos išskiria šie gaminiai, tokie medienos gaminiai galim pavadinti. Taigi medienos nereikia bijoti, natūralios medienos ir natūralaus nukirsto medžio. Ir dar labai vienas toks, kai skaičiau apie tai, kad smuikai, kurie iš eglių gaminami patys, vertingiausi šimtamečiai, neįkainojami smuikai, jis autorius ir dabar dalyvauja su gamintojais smuikų, taip pat kertamos labai senos eglės Alpėse, atrenkama ypatingi medžiai, iš kurių paskui gaminami smuikai. Įsivaizduokime smuiką, kurio klausome koncertų salėje, pagaminta iš medienos plokštės. Taigi mediena, kaip ypatingas produktas, teikiamas gamtos, vienas iš tokių pagrindinių herojų šitos knygos. Prašau. Įsiterpsiu. Žodžiu, rami mediena, turime omeny čia buvo, tai kad vaikas nevaikšto. Ne, teisingai, viskas jūs teisingai sakot, Ruigis Holcas, ta rami mediena, tai šituo atveju, kadangi ji yra išdžiovinta teisingai, ji nukirsta teisingai, tiek teisingų metų laiku ir ji po to tampa rami, tai reiškia, kad ji neskilinėja arba mažiau skilinėja arba mažiau reaguoja į drėgmės pokyčius, ten yra labai atskira to istorija, žinoma, knygoje viskas yra aprašyta, bet daug kas remiasi į lėtus procesus, daug kas remiasi į labai lėtą džiovinimą, ko mes jau neturime šiais laikais. Mes negalime tos ramios medienos išgauti šiuolaikinėse džiovyklose, greitai ištraukdami drėgmę iš medienos. Ir čia yra, kaip sakyt, mes susidurėme su tokia didelė dilema, kad mes norime greitai vartoti, mes norime pigiai dar viską gauti, o tam, kad teisingai naudoti medieną, mums reikia labai daug laiko, labai daug kantrybės, daug pastangų ir dar žinojimo. Ir dar to senojo žinojimo ir naujojo žinojimo. Aš dar įsiterpsiu, kad autorius taip pat pabrėžia, kad štai, jeigu renkamės mes gaminius, baldus, pastatus iš medžio, bet iš tokio medžio, kaip Nerijus sako, teisingo, galima tokių daugiau žodžių rasti vairių, bet iš tokio tvaraus, nedžiovyklose džiovinto lėtai, ilgą laiką šita mediena yra 30% brangesnė. Tai ir namo sąmata išauks maždaug trečdaliu ir baldas kainuos mažiausiai trečdaliu. Tai, vėlgi, kiek pasiruošę mes mokėti už, sakykime, tokios medienos gaminį. Ir čia klausimas, kiekvienam apmąstyti. Bet tai reiškia, kad tada tas gaminys, kuris buvo tik 30% brangesnis, jisai gyvuos tikrai ne 30%. Jisai bus tas, kurį galima palikti savo vaikams ir anūkams. Ta vertė yra keleriopai didesnė. Jo, čia galbūt svarbus tas momentas iš tikrųjų, kad mes esam greito vartojimo, kaip sakyti, gyvenimo tokiame etape. Bet galbūt... Almatai. Aš tiesiog... Tik norėjau pasakyti, kad tai savotiška priešingybė Ikėjos, kur ten, perkam greitą, pigesnį, sąlyginai pigesnį, o, turbūt, aišku, vėlgi moksliškai nepagrįsi niekaip, kad namuose turint baldą, kuris yra iš, pavadinkim, teisingos medienos, jaučiamės visai kitaip, negu turėdami medžio produktą. Jaučiamės kitaip savo namuose. Pagrįsti kažkaip, nebent psichologiškai, kad mes patys tai žinom arba svečiai tą mato. Jo, tai čia kiekvieno gali būti labai skirtingos patirtys. Aš galvoju, kad galbūt iš mūsų čia truputį jau pagausėjo, jau prisirinko visai mūsų kampelis užsipildė.
galbūt būtų kokių Aš dar galėčiau įsiterpti. prieš dar klausimus, tada jau pasakyti. Sakote, kad nėra moksliškai pagrįsta, o iš tikrųjų tai yra pagrįsta, jis buvo inicijuoti ne vieni tyrimai Ciuricho universitete ir taip toliau. Naujausias projektas yra po 2 metų tyrimo, reiškia universitetinio statoma yra Šveicarijoje mokykla, ligoninė. Didžiulė ligoninė. Toma ją stato iš mėnulio medienos savo projektą. Tai viskas tvarkoje, tiesiog... Aš trupučiuką atsiprašau, bet aš nedrįsiu vis tiek paprieštarauti, nes reitinguoti moksliniai žurnalai nepatvirtina šito. Na, tai užsakomieji tyrimai. Tai ko būtent? Užsakomieji. Tai galbūt tada nepereikim prie tos mokslinės diskusijos, ar ten aukščiau cituojamame žurnale, ar mažiau cituojamame žurnale yra vienos ar kitos tiesos išdėstytos. Aš galvoju, kad kai kada vien jau to tikėjimo užtenka, nebūtina mums viską pasigrįsti moksliškai, bet aš vis tik norėčiau įtraukti šiek tiek jūs į šitą diskusiją. Galbūt kažkokių klausimų apie knygą, žinoma, kiek mes galime atsakyti, nebūdami knygos autoriais, arba kažkokių minčių pasidalinti. Kas norėtų? Prašau. Labadiena, gal pirmiausiai prisistatysiu, esu medienos technologijų inžinierius, KTU absolventas, kolegijos, profesinės mokyklos kolegijoje dėsčiau medienos technologiją. Šiuo metu daugiau užsiemu senų gaminių restauravimu, tai yra langų, durų ir susiduriu su 100-metė mediena. Tai man šitas leidinys yra aukso vertės. Nupirkau netyčia, tiesiog eidamas Vilniui. O noriu pareklamuoti, yra į lietuvių kalbą išversta video medžiaga, autoriaus pavadinčiau paskaita, tikrai rekomenduoju, ten porą valandų, bet daug plačiau pavadinkim. Bet man esminis klausimas ir jūs cituojat ir vadinat mėnulio medieną, tai čia yra tokios dvi pusės, kurias aš tiek gerbiamą Kulbį palaikyčiau, aš esu vis tiek toks, sugadintas šiek tiek mokslo žmogus, tai man su daug ko sutinku ir daug ką mūsų senoliai dar yra užfiksavę dėl medienos kirtimo žiemą. Tai esu 100% yra įrodyta ir mokslo, ir mūsų etnologijos, bet dėl mėnulio fazių man kol kas sunku patikėti iš tikrųjų ir tais rezultatais, tai aš norėčiau klausimą gerbiamam Nerijui kaip mokslininkui, perskaičius, ar nebūtų įdomu gal padaryti, ar tai tyrimo, kad tai pagrįsta, tai yra tiesiog nepagrindžiama. Šitį dalyką. Jo, dėkui ir už klausimą, turbūt negalėsiu aš jį atsakyti, nei taip, nei ne, vien dėl to, kad taip, mokslinių tyrimų yra daroma toje srityje, pats Ervinas inicijuoja tuos mokslinius tyrimus, tai nėra taip, kad niekas nedirba toje srityje, tik tai, ta prasme, kad susiformuoti tvirtą pagrindą, tai matyti reikia tam daugiau tų įrodymų ir daugiau laiko. Tai aš galvoju, kad mes dabartiniame etape galbūt, kaip sakyti, aš esu linkęs kai kuriuose vietose tiesiog galvoti taip, kad tai nepagadins. Ta prasme, blogiau dėl to nebus. Man šitas su mėnulio mediena lygiai tas pats buvo, nes iš mano ankstesnių patirčių nebuvo to viso. Ir lėtas džiovinimas, ten skirtinga medienos gabalai skirtingiems produktams, pasenelį išrūšiuota ten 20 metų į priekį. Tai kirtimas medžių žiemą, visą šitą mes turim
su mėnulio mediena mes neturim tos, arba neturim išlikusius. Mes nežinom, galbūt tai buvo, tik tai, nėra išlikę. Almantas ir tada Andrėjus. Aš dar labai trumpą, žiūrėkit, į tai tiesiog reikia žiūrėti paprasčiau, nes, pavyzdžiui, upelės sėjant, taip, darže, irgi ten botanikai sako, kokios čia jums fazės mėnulio. Daržininkai, aš pats kaip botanikas sakau, ne, bet trupučiuką vis tiek su kaimynė prisilaikydavo tų mėnulio fazių, o gal padės, taigi žiūrėti reikia paprasčiau. Dar aš noriu, Ervin Toma, jis pats pasakoja dažnai, kaip jisai pradžiai sureagavo į tą senelio, žodžiu, sakė, ezoteriką, nesąmonę, jisai pats mokslininkas, aukštus mokslas baigęs ir taip toliau. Bet senelis pasakė, tu tiesiog pabandyk. Ir bandymo būdu ir per ilgametę patirtį jisai gali tą patvirtinti. Viskas, man tada nebereikia jokių mokslinių tyrimų ar štai. Gerai, dėkui, Andrėjas. Taip, man vardas Andrėjas, aš pats vokietis, aš prisidėjau prie tų, aš atsakingas, kad atsirado tą vaistų medžiagą. Ta Ervin Toma prezentacija, miestas kaip miškas ir medis kaip namas, statybų ateitis, nes man labai patiko, man labai patinka daryti tokią įtaką visuomenę. Ta paskaita yra labai sėkminga, kažko apie 50 000 peržiūrų ir tas feedbackas yra labai pozityvus. Ką aš noriu sakyti, čia nėra gryna austriška. Čia jau Cezaro laikais žinojau, kad ta mėnulio mediena yra geresnė. Pusė pasaulio žmonijos, aš manau, moteris žino, kad mėnulį įtakoja mūsų, kaip Dieve badas, pavyzdžiui. Tu matai, kaip tas mėnulis įtakoja žmonės. Tas Ervin Toma pats galvoja, kad pradžioj jis netikėtų, kad tu turi suprasti, kad tai reikia. Ir ką aš noriu sakyti, jis dirba kartu su ta Eidgenössisch Technische Universität Zürich, tai yra geriausias universitetas Šveicarijoje. Ir kas matome, ką jį daro, jis stato namuose šeščiausius namus pasaulyje. Ir ta vakalitė, apie tai sakyti, nors tas superlatyvas gal nėra toks. Reikia pastatyti fantastiškas namus, tai reiškia pavyzdžiui 30% būtų mokėti brangiau. Labai gerai vėl sutaupyti, be šildymo visiems. Kas yra aišku, kad tie namai, kad pavyzdžiui man tai yra revoliucija, kad šiandien pirmą kartą mes galvojam apie tai, kad ligoninės statyti iš medienos. Nes mes žinom, gražiausias pastatas turi būti mokyklos. Jeigu tu nori pasveikti, tavo aplinka turi būti sveika. Ir mes žinom, eikite į ligoninę, tai aišku, tai jis padarė revoliuciją. Jis įstato 10 000 namų. Atvažiavo žmonės iš Japonijos, kurie gyvena seniausiam vienuolyne, kuris yra 1500 metrų senumo. Tai reiškia, mes turim labai daug, mes negalim viską laikyti moksliškai įrodinėti, bet mes visi tai žinom, ir Lietuvoje, Žemaitijoje žmonės žino, kad reikia kirsti tą medieną. Tiesiog žino iš savo senelių, tai būtų tiesiog duomei tai nedaryti. Ir aišku, ekonomika tam prieštarauja, nes mašinos turi veikti visą laiką. Bet jeigu tu sau padarai, tai aišku atsimoka. Ir kam ne, tai tiek. Ačiū, Andrėjas. Dar turim keletą minučių. Aišku, įdomu labai apie mėnulio medieną, čia dabar numeris 1 tema, bet gal dar kitokių kažkokių minčių ar klausimų, prašau. Remiantis to, ką jūs anksčiau pasakėt, ir čia ne apie knygą tokiu atveju, o apie visą mūsų situaciją, kurioje dabar esame. Turint omeny, kad jūs 3 kartos miškininkas, kad jūsų ten kitas senelis buvo Stalis ir panašiai. Ar jums neatrodo, kad visa šitą situaciją, kad dar kitas žmogus su patirtim irgi ir senoviška ir naujoviška, ar neatrodo, tokia atveju kreipiuosi į jūs tiesiogiai ir jūs paskui jau nuspręsite, kad tai yra vos nenoriu naudoti žodžio iššūkis, bet galbūt pakvietimas, pašaukimas, kad galbūt susikooperuokite ir parašykite kažką tokio apie mūsų lietuviškas tradicijas, giliai pasigilinę ir parašysit bestsellerį ir visi turės kuo vadovautis ir mums visiems nuo to būtų tik geriau. Aš jau žinočiau pavadinimą.
Siūlau. Nes iš tikrųjų, kaip Andrėjas sako, į Žemaitiją nuvažiavus, mes į Lenkijoje nuvažiavom, kad nusipirkti medienos, nes kur daugiau pirkti. Ir mūsų stabdė kaimynas, sako, nepirkit ten, sako, aš tai turiu geresnis. Aš tai dar, jie kerta bet kada, aš kertu kaip mano bočius kirto. Reiškia, žinios yra, bet jų reikia ieškoti. Koks pavadinimas? Pavadinimas. Kaip bočius darė. Jo, jūs čia mane taip į kampą įvarėte, tai aš kol kas nieko nepažadėsiu. O šiaip tai knygos, pažiūrėjus į dabar judėjimus už medžius, už medžių išsaugojimą, miestiečiai kaip įsitraukia, kai kerta medį, skverą, tikrai žmonės tokioj nuotaikai, kad reikia tokių knygų, reikia tokios informacijos ir tikrai tokia knyga turėtų populiarumą. Nežinau, kas bus autorius, bet tikrai tokios knygos reikia. Tai leidyklai linkėjimas šiai ar kitai. Aš iš kitos pusės noriu pasakyti, tai reiškia, kieno ta atsakomybė. Tai kaip mūsų, kaip sakyt, proseneliai sėdėjo cariniais laikais, sėdėjo užsidarę ir mamas verkdavas mokino vaikus skaityti, ar ne, tai ar ne mūsų laikas dabar? Tai gal mes esam ta paskutinė gija, kaip tie mūsų anūkai išmoks, jeigu ir ne, jeigu iš tikrųjų mes galbūt dar galime apčiuopti, o paskui tas tikslas. Tai ačiū už tokias visokias geras mintis ir pasiūlymus. Aš vis tik galvoju, kad pradžiai pabandykim dar šitą susitvarkyti. Paskaitykim, pažiūrėkim, pasidiskutuokim su kitais apie šitą knygą, apie joje išsakytas mintis. Paskui galima galvoti ir apie lietuviškos patirties tam tikrą, kaip sakyti, ne taip paprasta būtų ir visą surasti. Čia nėra jau taip, aš kaip ir pradžioj kalbėjau, mes labai daug esame praradę. Aš pilnai tikiu, kad galima rasti, bet, nėra taip paprasta, Tai gerai, turbūt, aš nežinau, mūsų laikas, man atrodo, kiek dabar mes turime, man griežtai sakė 45 minutės. Tai jeigu dar turėtumėt kokį klausimą, nebūtinai apie mėnulio medieną arba apie naują knygą. Sveiki, aš vis tik tai noriu truputėlį irgi esu gerbėja visko, kas yra sena, saugoju savo senelių sodybą, dabar remontuoju, esu menotyrininkė, paveldosaugininkė iš Kauno, bet noriu truputį rezonuoti vieną dalyką. Kai jūs pasakėte, kad tarybiniai laikai daugiausiai padarė žalos, įvedant į statybą mūrą. Maždaug taip čia nuskambėjo. Aš pačios pradžios jūsų diskusijos negirdėjau. Bet iš karto prisiminiau momentą, kada, man atrodo, Drėmaitė pristatė kaip iššūkį ir kaip tarpukario pažangos momentą, kad jeigu aš neklystu ar Nevileišis, kuris pasakė, kad nuo dabar mes turim pastatyti 80% pastatų turi būti mūriniai. Kodėl? Todėl, kad iki tol miestai visi kentėjo nuo gaisrų, mes tą puikiai žinom. Tai čia ateina, ar tas medis yra iš tikrųjų tokioj tankiai susodintoj gyvenvietėj, jisai gali egzistuoti ir medinis namas, jisai gali atnešti tą patį elementarų gerbūvį ir mūsų kasdienybę užtikrinti saugią. Vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu mes išsikeliam savo klausimą, kad restauruojam, atstatom, arba norim statyti, kurti savo namus visiškai pagal senas tradicijas, ar yra parengtas, pavyzdžiui, planas, bet žmogus ateina, nusipirko žemės ir jisai sako, aš noriu gyventi, pastatyti namą, kuris stovės 100-200 metų savo ainiams ir kaip aš turėčiau valdyti savo biudžetą, kaip aš turėčiau valdyti savo laiką,
kada aš turėčiau pirkti, kur aš turėčiau pirkti, kaip aš užsakyti turėčiau, kokias medžiagas naudoti. Jeigu aš projektą, pavyzdžiui, sakysim, susidūriau su statybom, jeigu aš naudoju projektą, sakykime, galvojau, kad aš per metus padarysiu, aš padariau vos padarau per 3. Taip? Kaip atsiperka toksai namo, o gyventi tai reikia žmonėms. Taip? Mes gyvenam ne kaime, mes gyvenam šiuolaikiniai visuomeniai. Kaip galima šitą tvarę, sakykime, medienos auginimą ir naudojimą integruoti į šiandieninį gyvenimą? Ačiū. Pirmiausia, dėl sovietmečių sureaguosiu, kad aš turėjau galvoje labiausiai betono, gelžbetono statybą, ne tą klasikinį mūrą, prie kurio mes tarpukariu bandėme pereiti. Ir kas dar svarbiau, aš nesu toks naivus, kad įsivaizduočiau, jog mes staiga visoje Lietuvoje visus namus medinius turėsim. Bet aš kalbu apie pradžią. Ir mano ta refleksija į sovietmetį buvo labiau apie kaimiškas vietovės. Kai mes kaimus atsitraukėme nuo medinės statybos, kur ten jokie gaisrai nėra tas dalykas, dėl kurio būtų reikėję atsitraukti. Dabar dėl tos visos paskutiniosios dalies, tai aš vis tik esu šalininkas to galvojimo, kad žmogus pats turėtų dažniau priiminėti sprendimus, nelaukdamas, kol jam viską suplanuos kažkas ir pateiks, kad čia per 3 ar per 2 metus ir iš kur ką nusipirkti. Aš galvoju, kad žmogus pats turi savarankiškai galvoti ir priimti sprendimus. Tai man atrodo, kad čia tokie kaip ir kažkas padarys pradžią, kažkas išjudės su tokiomis senomis, naujomis kartu sudėjus technologijomis. Ir aš vis tik esu įsitikinęs, kad mes turim turėti daugiau medinės statybos ir medžio naudojimo Lietuvoje. Tai galvoju, kad ne per vieną naktį ir ne 100% visoje Lietuvoje, bet po truputį tą kryptimį. Tai toks būtų atsakymas. Turbūt jau mūsų laikas tikrai išseko, bet mes dabar turim dar klausytojų daugiau, kaip tik į pabaigą. Tai nežinau, tikriausiai reikėtų padėkoti visiems, nes jau kaip... Visiems padėkoti ir aš ypatingai norėčiau padėkoti už pačią pradžią, pirminę idėją, tai noriu padėkoti Andrėjas. Jisai pasakė, kad šitą paskaitą reikia išversti. Ir nuo to viskas prasidėjo. Tai ačiū visiems, aš tikiuosi, kad sudominom ne tik šitą knygą, bet ir medžio naudojimu. Labai ačiū į Daiva, aš tik noriu sakyti labai trumpai dėl degumų. Ką aš žinau, aš gyvenu Užupyje, Paupyje, mes žinom, tie namai su cholesterolą, jie žymiai degesni už tos medienos. Jie eikite į tomą puslapį, ten viskas aprašyti, jie nėra degi. Degus yra namas medienas, kai yra daug degonės tarp jų. Bet čia yra labai masyvus. Jis stengiasi tikrai apie viską apgalvoja. Reikia, ir šiaip, jeigu nori statyti namą, reikia pačiam įsigilinti. Jeigu tu tik klausi tai, ką sako mūsų industrija, jis sako, statyk A++++, ir deg cholesterolą 50 cm ir gyvensi. Bet po to turėsi daug šiukšlės. Mes žinom, tu vertintoja po 20 metrų, kadangi ten yra šiukšlės, kur reikia brangiai utilizuoti per antrą vertę, tai reiškia pačiam reikia sveiko produktų naudoti. Ir tai mūsų seneliai žinom, nes jiems nebuvo šiukšlės. Ir dėl to aš manau, verta įsigilinti tą ir tada tiesiog daryti. Gerai, gero dienos. Ačiū visiems.